Sveiki visi. Tęsime mūsų SEO Life renginių ciklą. Šiandien visą dėmesį skirsime gamybos įmonių efektyvumo rodikliams ir turime 23 metų naujausius duomenis. Trumpai apie mus, kas naujai prisijungia, esam Click partneriai Lietuvoje, su kuria esam sprendimus HR, pardavimams, atsargoms, finansams, transportui. Būtent verslo analitikos sprendimus vidaus duomenim įmonių analizuoti ir gerinti įmonių efektyvumą. O šiandien daugiausia dėmesio skirsime atviriems duomenims ir atvirų duomenų appsų mes taip pat esam sukūrę 10 ir su jais šiandien keletą iš jų tikrai žiūrėsime labai giliai, o su kitais galėsit susipažinti vėliau individualiai. Ir priminam, kad visi 10 appsų nemokami yra sukurti su Clicku. Clicko asociatyvinė analitika tikrai turi išskirtinumų, tai yra patentuota Clicko technologija. Tradicinėje analitikoje dažniausiai mes save apribojam ir neaiškus sąryšiai, tiesiog paslėpti duomenys yra, tuo tarpu su Clicko unikalumu mes tikrai galėsim įsitikinti, kaip galėsim bet kokius jūsų konkurentus panalizuoti ar pagal sektorių, ar pagal savivaldybę. Tikiuosi būsite aktyvus ir galėsite įsitikinti užduodami klausimus, kaip greitai galima rasti netikėtas įžvalgas. Ir labai trumpai analitikos brandos lygiai, tai kaip pavyzdį. Tai koks pelnas gamybos sektoriui vienam darbuotojui, pavyzdžiui, 2003 metais buvo. Per metus pelnas vienam darbuotojui. Tai gali būti, kad tie, kas net nesijungia ir nesidomi, tai nežino, bet jaučiat, pavyzdžiui, galbūt kažkas jaučia, kad yra daugiau negu pernai, kažkas mažiau negu pernai, bet analitika iš tikrųjų prasideda, kai prasideda matavimas. Tai mes šiandien nukeliausime ne tik tai su prielaidom, kad aš manau, bet nukeliausime iki žinojimo. Tai pavyzdžiui, koks yra pardavimo pajamos per darbuotoją arba kokia buvo turto grąža arba nuosavybės grąža 2003 metais, pavyzdžiui, 2023 metais, lyginant apdirbamosios gamybos visą sektorių. Ir kaip taisyklė visada keliaujama iš nežinojimo zonos į jausmo zoną. Čia analitikos nėra, čia yra absoliučiai jausmo zona. Tada, kai mano ir kai jau yra prielaidos, kai yra matavimas ir yra manimas, tada nukeliaujam galų gale iki žinojimo, nes tai turi patvirtinti skaičiai ir priežastingumas turi būti tam dalykui. Ir labai trumpai naujausi duomenys yra pateikti Business Efficiency 23 aplikacijoje. Ši aplikacija yra nemokamai, kaip ir 22 metų ir 23 metų aplikacijos rinkai pateikėme nemokamai. Tai reiškia visus duomenis, kuriuos šiandien nagrinėsime bendrai už visus apdirbamosios gamybos sektorių, jūs galite savo konkurentų lygiai rasti nemokamai. Jums bereikia parsisiųsti BI Free Salary arba BI Free Sodra buvusią aplikaciją ir visais 10 appsų galėsit naudotis nemokamai. Čia, jeigu norėsite susipažinti, tam pačiam lange yra visi mūsų mokami sprendimai, taip pat galit pasižiūrėti. Ir esminiai skirtumai tarp dauguma visgi dar naudojasi nemokamą aplikaciją BI Free Salary, tai ir toliau galima naudotis ir jinai turi asociatyvinę duomenų analitiką, tik turi Salary Pro turi žymiai dar daugiau dalykų, kurie yra patogus ir taupo laiką. Tai galima išsaugoti ar konkurentus, ar konkrečius, reiškiasi, sektorius išsaugoti. Galima matyti 12 mėnesių prognozę darbo užmokesčio. Galima kvantilių medianų palyginimą daryti, automatizuotas ataskaitas galima užsakyti ir netgi pranešimus galima užsisakyti. Ir vienas gal svarbiausių dalykų, kad Salary Pro duomenys yra patys naujausi, o dėstant, pavyzdžiui, Vilniaus universitete dėsto HR analitiką, studentam tikrai pakanka 6 mėnesių vėlavimo duomenų ir mokymosi tikslais tikrai, arba bendrai rinkos supratimo tikslais tikrai užtenka ir naudokit ir toliau tiem, kas naudojasi globaliai, 6-7 metų duomenis analizuoja, tikrai užtenka ir nemokamos aplikacijos. Kas nauji langai, paminėsiu, kad išsiplėtė labai stipriai Salary Pro. Salary Pro vystome ženkliai labiau negu nemokama aplikacija ir yra atskiras pristatymas su reitingais, su palyginimais. Galima jau naudotis tas, kas Salary Pro turi, tikrai jau naudojasi būtent reitingais. Ir tada keliaujame į pačias aplikacijas.
Tai vėlgi, kaip ir minėjau, pradėsime nuo Salary Pro, labai trumpai pažiūrėsim, tai kur yra apdirbamoji gamyba bendrai visam Lietuvos kontekste. Tai jeigu mes turime bendrai dabar 1,3 milijono darbuotojų su 42 tūkstančiais įmonių ir atlygis siekia bendrai balandžio mėnesį 1981 eurų ir atlygis realiai yra padidėjęs daugiau nei 2 kartus per 7 metus. Tai jeigu mes analizuojame apdirbamoją gamybą, tai apdirbamoji gamyba vis dar yra didžiausias sektorius Lietuvoje pagal darbuotojų kiekį, tai yra 206 tūkstančiai darbuotojų ir matome, kad darbuotojų kiekis yra stabilus ir netgi šiek tiek yra sumažėjęs lyginant su 22 metais, čia yra 10 tūkstančių sumažėjimas darbuotojų. Ir atlygis, jeigu mes žiūrėsime, jis atitinka praktiškai Lietuvos vidurkį ir turime tendenciją nuo 1000 eurų pakilusią iki 1950, kas irgi labai atitinka Lietuvos bendrą tokį vidurkį, sakykime, bendras tendencijas. Ir šiuo metu, jeigu kalbėti apie darbo užmokesčio sumą, nes mačiau finansų vadovus, jau tikrai registravosi mūsų šitą susitikimą, tai darbo užmokesčio suma yra įspūdinga. 400 milijonų eurų yra pasiektas, kovą, balandį yra užfiksuoti 2 nauji rekordai, tai yra buvo išmokėta apdirbamosios gamybos sektorija daugiau negu 400 milijonų eurų per mėnesį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes artėjame prie 5 milijardų darbo užmokesčio sumos per metus. Ir tai yra tikrai stipru ir to greičiausiai tikrai bus metinis rekordas, nes jau 4 mėnesiai iš eilės, kai yra tokie augimai, tikėtina, kad tie augimai išsilaikys ir iki metų pabaigos. Ir perinu labai greitai į darbo užmokesčio prognozę iš Salary Pro. Tai vėlgi primenu tik tai, kad jeigu nieko nepasirenkam, tai čia matom visos Lietuvos tendencijas ir prognozę tiek medianų, tiek kvantilių, tiek vidurkio. Jeigu pasirenkam šiuo atveju apdirbamoji gamyba, tai 3 paskutinių metų tendencija, iš jos toliau yra padaryti prognozę pamėnesiui. Tai matome, kad vidurkis per metus gali pasiekti 2100 eurų, su 75 kvantilė jau šiuo metu yra 2400 ir tikėtina iki metų pabaigos pasieks 2500 eurų. Su mediana artėja, mediana dabar yra 1,8, bet artėja iki metų galo link 2000 eurų ir 25 kvantilis šiuo metu yra 1400 ir artėja prie 1500 eurų. Taip, kad atlygio augimas bus tikrai iššūkis labai stiprus ir paaiškinsiu, kodėl taip bus mūsų nuomonė. Todėl, kad jeigu mes žiūrime, grįžtu aš į langą visos aplikacijos, tai reiškia, prie pagrindinių rodiklių yra langas visos aplikacijos, kuriame visi nemokami appsai. Ir vieną iš jų dar trumpai parodysiu, tai yra Manufacturing Sector Turnover. Šis appsas yra atnaujinamas kiekvieną mėnesį. Ir čia aš detaliai dabar jo nenagrinėsiu, yra atskiras pristatymas, bet realiai jūs galite matyti ir tendencijas, ir pokyčius, ir pamėnesių, ir proporcijas. Aš parodysiu tik tai trumpai pagrindinių rodiklių tendencijas. Tai jeigu mes paimame apdirbamąją gamybą, tai akivaizdu, kad apdirbamoji gamyba stagnavo. Jeigu mes pažiūrėtume 23 metus bendrai, tai apskritai augimas, galima taip, kaip bankai sako, neigiamas augimas -5%, iš tikrųjų tai yra kritimas -5%. Ir jeigu mes pažiūrėtume 24 metus, tai 24 metų augimas nuo metų pradžios yra 3%, tai yra 239 milijonai eurų, bet tai sudaro tik 3% augimą. Ir jeigu mes pažiūrėtume pagal sektorius, čia nėra įmonių pavadinimų, bet yra kas mėnesį naujausi duomenys, kaip tokia rinkos temperatūra yra iš statistikos departamento, šie duomenys yra paimami. Tai baldų sektorius matom ir toliau dar stagnuoja, -3%, girdim ir bankrotų. Chemikalų produktų atsigavimas yra 18%, bet nuo labai žemos bazės. Drabužių siuvimas važiuoja žemyn, elektros įrangos gamyba dar važiuoja žemyn, -27%, gėrimų gamyba yra 7%, bet ar buvo aukštesnių rezultatų, tikrai buvo. Tai aš noriu akcentuoti, kad jau realiai aišku yra iš pirmų 4 mėnesių, kad apdirbamoji gamyba bendrai su apyvarta stagnuoja, yra keletas sektorių, pavyzdžiui, kompiuterių
elektroninių optinių gamyba, kur čia 6% augimas, dar iš didesnių maisto produktų gamybos augimas, va 3%, bet visur praktiškai yra dominuoja -1, +2, +3, mediena iš viso turėjo kažkada 200 tūkstančių čia kainos buvo uždidėję per dėl visiškai neadekvačiai ir yra pakankamai žemam lygiai prie 120 milijonų eurų per mėnesį apyvartos. Metalo gaminiai šiek tiek auga 10%, bet bendra tendencija apdirbamosios gamybos sako, kad pardavimų augimas, mes tai vadiname kainų vakarėlis, baigėsi. Tas augimas, kuris buvo nulemtas ypač 22 metais kainų didėjimo, tokia spiralė, jisai pasibaigė ir šiandien dieną įmonės jau konkuruoja tikrąja to žodžio prasme ir dėl savo produktų pardavimų ir dėl darbuotojų išlaikymo. Tai turim dvi žinias. Pirma žinia, kad darbuotojų kiekis reiškia stabilus arba mažėja, darbo užmokestis auga per 7 metus dvigubai ir toliau tikėtina jisai augs, tikėtina, kad darbo užmokesčio augimas nesustos, nes, kaip pamatysime, pilnai yra rekordinėse aukštumose. Ir gamybos sektoriaus šiuo metu išvada tokia, kad stagnuoja ir tikrai labai labai nedidelis augimas siekia iki 10, 3-5 procentai tos eilės. Ir keliaujame į patį mūsų svarbiausią šios dienos pristatymo dalį, tai yra į Business Efficiency 23 aplikaciją. Dabar mes ją paversime pirmiausia pagal veiklas, ar gal išdidinsime ekraną. Ir kviečiu iš karto būti aktyviais, čiate užduokite klausimus, aš dabar pristatysiu įvairiais kampais keletą tokių pagrindinių įžvalgų, o po to tikrai didžiausia vertė visgi, kai jūs užduodate klausimus ir imame jūsų konkrečius konkurentus ar sektorius ir panagrinėsime konkrečiai tuos sektorius, kurie jums yra aktualūs. Tai pirmiausia, pažiūrėkime pirmą žinutę jums. 113 milijardų čia yra duomenų, tokia apyvarta už 23 metus jau paskelbė įmonės, 8,2 milijardo pelnas. Taip, visas šitas data susideda iš konkrečių įmonių ir čia mes dar laukiame 30-40 milijardų dar duomenų turėtų atsirasti, nes dalis įmonių tiesiog dėl įvairių priežasčių, bet vėluoja pateikti duomenis registrų centrui. Mes juos naujinom realiai prieš savaitę, tai mes ir toliau planuojam juos naujinti, bet jau čia yra pakankama imtis tam, kad analizuoti vis tiek čia yra 60, 70 arba 80% rinkos duomenų jau yra. Ir čia pabrėžiu, kad čia yra visos įmonės, kurios nuo pusės milijono eurų ir daugiau, jeigu padarė apyvartą ir paskelbė duomenis laiku, tai jų duomenis čia rasite, jeigu nepaskelbė, be abejo, tų duomenų čia nerasite. Tai dabar pirma žinia tokia globali, kas yra naujo, kad pagal pelną iš 8,2 milijardo eurų pelno apdirbamoji gamyba atrodo labai stipriai ir turbūt reiktų patikrinti dar istorinius duomenis, bet šiuo metu yra labai atrodo atitrūkus nuo prekybos, nes tik tai 2 sektoriai apskritai uždirba daugiau negu milijardą eurų. Tai yra prekyba ir gamyba uždirbo su mažesne 26,8 milijardo apyvarta, uždirbo 1,9 milijardo pelno. Ir tai reiškia, kad iš esmės gamyba pagal pelną vienam darbuotojui taip pat aplenkė prekybą, bet efektyvumas yra arba pardavimo pajamos per darbuotoją tikrai yra žemas, 188 tūkstančiai eurų pardavimo pajamos per darbuotoją. Pamatysime, kokie yra pokyčiai, bet apskritai lyginant pardavimo kompanijos pardavimų per vienam darbuotojui padaro ženkliai daugiau, be abejo gamyba turi ženkliai imlesnė darbuotojų kiekiui. Kaip matome, prekyba iš šių visų įmonių yra 134 tūkstančiai darbuotojų, o šitos apdirbamosios gamybos visose įmonėse dirba 142 tūkstančiai darbuotojų. Ir ką dar norėčiau akcentuoti, kad jeigu Lietuvos bendrai pelnas su darbo užmokesčio suma siekia 60%, kitaip sakant, 13,6 milijardų išmokėta buvo darbuotojams, 8,2 milijardo pelnas, tai kitaip sakant, 100 eurų atiteko darbuotojams, 60 eurų atiteko akcininkam. Tai pelno ir darbo užmokesčio dalybos tiek didmeninėje mažmeninėje prekyboje, tiek apdirbamoje gamyboje yra labai panašus, 60%. Ir aš tik noriu akcentuoti, kad 10 metų, 20 metų netgi istoriją žiūrint, šis rodiklis yra rekordinės aukštumose. Pelnas bendrai Lietuvoje sudarė per 20 metų analizuojant 44% nuo darbo užmokesčio sumos.
Tai per paskutinius 2-3 metus pelnas didėjo ženkliai greičiau negu darbo užmokestis ir čia yra, kaip matome, yra labai labai dar aukštas rodiklis. Ir paskutinį dar bendrai duomenų prasme noriu parodyti, kaip atrodo turto grąža ar nuosavybės grąža. Tai turto grąža yra tiesiog fantastinė 11,2 ir tiesiog fantastinė nuosavybės grąža 19,1% su 15,2 milijardo turto ir su 9 milijardais nuosavo kapitalo. Čia su tokiam sumom yra pasiekta va tokia grąža. Visgi, ką norėčiau akcentuoti, kad tikrai mūsų įmonės dar turi ženkliai per daug turto, ypač trumpalaikio turto, nes 3,1 karto trumpalaikio turto apyvartumas, nu tai yra tikrai labai labai blogai. Ta prasme, 120 dienų apyvartumas trumpalaikio turto tai yra, nu tiesiog labai blogai, kitaip čia šitoj vietoj nepavadinsi ir tai yra tai, kad dauguma įmonių nežino nei GMROI tokio rodiklio, kiek 1 euras sukūrė vertės investuotos į atsargas, nei matuoja, tai mes čia turime tiesiog, taip drąsiai galiu pasakyti, kad geriausios kompanijos yra pasiekę dvigubai geresnį trumpalaikio turto apyvartumą, o tai reiškia, kad čia apie 4 milijardus eurų galima būtų atlaisvinti. Jeigu čia finansų arba CEO dalyvauja, o tikrai mačiau, kad dalyvauja šitam renginį, tai įsivaizduokit, galima atlaisvinti 4 milijardus turto ir tada investuoti bet kur kitur, nes jis tiesiog yra neefektyviai naudojamas. Ir čia yra tikrai daug vietos dar tobulėti. Tai dabar paimam apdirbamąją gamybą. Jau dabar toliau nagrinėsime tik apdirbamosios gamybos visų šitų įmonių duomenis. Tai dabar keliaujame į pokyčių langą ir pažiūrėkime dabar pirmiausia per pokyčius. Tai mes matome, kad konkrečiai šitų įmonių, kurios yra jau pateikę duomenis, apyvarta krito -10%, pelnas augo 13%, tai reiškia, kad įmonės mažėjant apyvartai sugebėjo didinti pelningumą, pardavimo pajamos darbuotojų krito -8,6%, bet pelnas darbuotojų augo +15%. Metinis darbuotojų kiekis mažėjo -1,94%, darbo užmokestis augo 10,48%, kadangi dalį darbuotojų sumažino, tai bendrai darbo užmokesčio fondas augo 8,58%. Ką noriu akcentuoti? Čia yra tikrai stipri žinutė ir čia tikrai mitų vyksta griovimas, kad labai blogai gyvena apdirbamoji gamyba, nėra iš ko kelt atlyginimų ir panašiai. Visa tai yra mitai ir akivaizdžiai duomenys rodo, kad pelnas augo apdirbamojoje gamyboje šitam 26,8 milijardo eurų pakete visam, kuris susideda iš detalių įmonių, greičiau negu darbo užmokestis. Pelnas augo 13%, darbo užmokesčio suma augo 8,58, o vidutinis darbo užmokestis augo 10,4. Kitaip sakant, pelnas augo 2,5% greičiau negu darbo užmokesčio suma ir, kaip minėjau prieš tai, pelno santykis su darbo užmokesčio suma siekia 60% ir tai yra absoliučiai rekordinis dydis. Jeigu žiūrėti iš finansinės perspektyvos, tai nuosavybė toliau didėjo 17%, jeigu absoliučiom prasmėm pažiūrėti, tai nuosavybė per metus padidėjo 1,3 milijardo, ilgalaikio turto dar įmonės prisipirko 639 milijonus eurų, o trumpalaikis turtas, gera žinia, kad mažėjo, tai reiškia, įmonės investuoja ir bando efektyviau valdyti, vadinkim taip, turtą, bet bendrai viso turto pokytis vis tiek išlieka plus 613 milijonų eurų. Tai bendrai turto apyvartumas vis tiek dar tikrai pakankamai prastas. Tai tiek trumpai iš pokyčių prizmės, be abejo visus šitos duomenis galima pamatyti detaliau, pagal detaliausią sektorių. Labai nevienalyčiai, jeigu mes žiūrime, pavyzdžiui, kaip keitėsi pelnas, tai yra pelnas daug sektorių, kuriuose didėjo, bet yra sektoriuose, tai yra čia pardavimo pajamos. Chemikalai, koksai, mediena, čia 3 maisto produktų gamyba, čia yra sektoriai, kuriuose mažėjo labiausiai apyvarta, yra sektoriai, kuriuose didėjo apyvarta. Yra 224 milijonai eurų, iš kokio sektoriaus daugiausia ateina. Koksas rafinuoti naftos produktai, maisto produktai 124 milijonai,
kompiuterių elektroninių prekyba 31 milijonas, su mašinų ir įrangos remontas ir pagrindinių vaistų pramonė. Va čia yra 5 sektoriai, kurie 30 milijonų eurų plus turi augimą. Jeigu žiūrėtume, kaip atrodo kas turi didžiausią kritimą, tai minus 427 milijonai yra pokytis, vėlgi aš akcentuoju visur pokytį. Galima žiūrėti ir kas daugiausiai uždirba. Tai chemikalos ir chemijos produktų gamyba, netgi po minus 427 milijonų kritimo, vis tiek turi 352 milijonus patį didžiausią pelno sumą, iš visų 1,9 milijardo pelno. Tai čia galima vėlgi pasirinkti maisto produktų gamybą ir galima nusileisti iki grupės, pieninių veikla pasirinkti ir, pavyzdžiui, nukeliauti iki įmonės pavadinimo, ne? Ir taip analizuoti, bet čia tiesiog įmonių yra labai labai daug, tai mes tiesiog, jei sulauksim jūsų klausimų, tai pasirinksim labai konkretų sektorių, jeigu ne, tai panagrinėsime pačius didžiausius sektorius, kurie sudaro būtent didžiausias sumas. Ir keliaujame turbūt čia be abejo galėsite pamatyti detaliai pokyčius, kur kas augino pajamas, kas krito vizualiai, tiek bet kokį rodiklį galite analizuoti ir bet kurią įmonę galite analizuoti. Visgi keliaukime iš karto į supaprastintą mūsų reiškiasi, reitingavimo langą. Ir čia mes jau dabar panagrinėsime detaliau visas apdirbamosios gamybos 2023 metų įmonės. Tai dabar kokią imtį mes apskritai čia turime? Čia turime 2199 įmonės, kurios jau paskelbė duomenis ir jos būtent padaro tos 26,8 milijardo apyvartą ir 1,9 milijardo pelną. Tai primenu, kas naujai yra prisijungę, ypač turbūt finansų vadovai, CEO, kas mažiau dalyvauja mūsų HR Life renginiuose, tai čia yra supaprastintas toks reitingas, kuris parodo, kaip įmonė augo, tai yra pardavimo pajamų pokytis, kaip įmonė efektyviai pardavinėja, tai yra pardavimo pajamos vienam darbuotojui, pelnas vienam darbuotojui, jeigu pasirinku veikla, tai matom, kad čia yra tik apdirbamoji gamyba, tai vidurkis 108 tūkstančių eurų, 13 tūkstančių eurų pelnas per darbuotoją, 7% pelningumas, 1876 eurai atlyginimas, 19,1 turto grąža ir 11,2 turto grąža. Ir jeigu mes pasirinkam, pavyzdžiui, pagal sektorius arba pagal įmonės iš karto galim nukeliauti, tai jeigu įmonės rodiklis yra geresnis negu rinkos svertinis vidurkis, tai įmonė turi žalią spalvą, jeigu yra prastesnis rodiklis negu rinkos vidurkis, turi raudoną spalvą. Ir kiekvieno, reiškia, rodiklio atžvilgiu įmonė turi reitingą. Tai yra tarp tų 2199 įmonių turi sakykime taip, kažkokią tai užima vietą. Ir bendras reitingas susumavus duoda jau, reiškia, galutinį reitingą. Ir šiuo atveju Medigate yra tokia įmonė, kuri su 7 milijonų apyvarta ir 2 milijonų pelnų užima absoliučiai numeris 1 geriausią reitingą visų apdirbamosios gamybos įmonių kontekste. Tai dabar bendrai dar prieš einant giliau į detalius duomenis noriu akcentuoti, tai kas dar matosi 75 kvantilį, medianinė 25 kvantilė. Tai reiškia, kad kiekvieno rodiklio atžvilgiu, pavyzdžiui, pardavimo pajamų pokytyje iš tų 2000 su viršum įmonių, ketvirtadalis įmonių geriausių sugebėjo augti pernai metais 14,3%. Tai jeigu jūs iš tikrųjų esat geriausi, top 25% geriausių įmonių turi tokius rodiklius. Sugebėjo augti 14,3%, turėjo 108 tūkstančius eurų pardavimo pajamas per darbuotoją, turėjo 10 tūkstančių eurų pelną, 9,4% pelningumą, 2000 eurų atlygį, 31% nuosavybės grąžą, kas iš viso yra kosmosas, 3 metai ir nuosavybė padvigubėja. Ir top 25% prasčiausių Lietuvos gamybos įmonių turėjo minus 16% kritimą. Efektyvumas buvo 3 kart mažesnis negu tų, kurios yra trečiam ketvirtadalį, tai yra 55 tūkstančiai. Pelnas vienam darbuotojui siekia 269 eurus per metus, čia pabrėžiu, per metus, tai yra mažiau negu 1 euras per dieną, stipru. Pelningumas 0,4%, atlygis 1174 eurai, 3,2% nuosavybės grąža.
Ir klausimas visiems yra toksai, kur jūs esate kiekvieno savo rodiklio atžvilgiu? Aišku, čia jeigu rekomenduojam lyginti visada pasirinkti savo gal kalibro arba savo sektoriaus įmonės. Nu, pavyzdžiui, pasirinkam dabar tik stambes Lietuvos apdirbamosios gamybos įmonės. Iš 26 milijardų kad savo dydžio, savo svorio įmonės lyginti. Tai stambios įmonės, kurių šitam sąraše yra 105, sudaro 15 milijardų, tai yra daugiau nei pusė apyvartos iš tų 2000 ten su viršum įmonių padaro 105 įmonės, kurios turi 250 darbuotojų ir daugiau. Kas užima pirmą vietą absoliučiai? Teltonika Telematics. 17% augimas, efektyvumas 279 tūkstančiai, labai arti vidurkio, 35 tūkstančiai eurų pelnas per darbuotoją, 12%, 13 beveik pelningumas, 4100 eurų, dvigubai atlygis geresnis negu rinkos, 70% nuosavybės grąža, maždaug 3 kartus geriau negu rinka ir turto grąža 52%. Ir rinkos dalis padidėjo bendrai 0,3%. Tai reiškia, kad realiai Teltonika ne tik savo žodžiais, ne tik savo ten postais LinkedIn'e užduoda toną Lietuvos apdirbamosios gamybos tokiam lygiai, bet ir iš tikrųjų skaičiai tai rodo. Ir jeigu iš tikrųjų jūsų efektyvumai yra labai geri, tai matome čia ir kliką naudojančių klientų tame top 10-ukyje, tai tikrai yra smagu, kad Lietuvoje yra, jeigu paimam top 10 Lietuvos įmonių, įskaitant Hollister Lietuva, kuri naujai pakankamai atsidarius ir rodo įspūdingus rezultatus, tai šitų top 10 įmonių vidurkis yra 356 tūkstančiai eurų pardavimo pajamos per darbuotoją, 107 tūkstančiai eurų pelnas per darbuotoją. Taip, daugelis sakys, Thermo Fisherį reikia pašalinti. Gerai, Thermo Fisherį pašalinam, vis tiek tai yra 300 tūkstančių eurų pardavimo pajamos per darbuotoją, 56 tūkstančiai eurų pelnas per darbuotoją, 32% nuosavybės grąža ir 19% pelningumas. Tai jeigu esate šitam sąraše, sveikinu, šaunuoliai, linkėjimai jums, esate Lietuvos verslo lyderiai, kurie užduodate toną, kaip galima daryti Lietuvoje biznį ir kaip efektyviai, ir kaip visiems yra gerai, ir darbuotojams, ir akcininkams. Ir atvirkščiai, čia mes tikrai turime įmonių, kurios tikrai yra, paimsim dabar top 10 įmonių ir pažiūrėsime, reiškia, kaip ten jos atrodo, čia paėmiau 8, tai paimsim dar 90. Va čia yra įmonės iš didžiųjų įmonių, kurių pardavimo pajamos vienam darbuotojui siekia vidutiniškai 64 tūkstančius, akcininkai turėjo primokėti po 1200 eurų kiekvienai, atlygis siekia 1300 eurų ir esam buvę pas keletą įmonių iš šito sąrašo ir kai sako, kad mes ir taip viską žinom ir taip esam labai labai čia stiprus ir kokybiškai dirbam, tai skaičiai kol kas to nerodo. Tai norėtume palinkėti jiems sėkmės, išlipti iš nuostolingos zonos, nes ilgai turbūt akcininkai gali tų vadovų, sakykime, samdomų ir nelaikyti. Tai čia yra paimėm per stambių įmonių prizmę. Gerai, paimkime dar vieną žingsnį giliau, tai yra vidutinės įmonės. Vidutinės įmonės Lietuvoje yra čia jau daugiau, 525. Ir šių įmonių apyvarta yra 7,9 milijardo ir 483 milijonai pelnas. Vėlgi, grąža 14,4, 8,5 jau yra tokia, atitinka Lietuvos vidurkį, šiaip atitinka viso Lietuvos verslo vidutinius tokius rodiklius, bet tai yra labai gera, nes 14% grąža nuosavybės tai yra 7 metai ir nuosavybė padvigubėja, bet vėlgi atkreipčiau dėmesį, kad efektyvumas yra ties mediana tikrai prastas, jeigu 100 tūkstančių eurų pardavimo pajamos nesiekia vienam darbuotojui, nesvarbu, kokiam jūs sektoriui jūs dirba, tai yra tikrai labai labai blogai. Ir nekalbant jau apie ten, kur yra 57 tūkstančių eurų. Tiesiog tai yra, ta prasme, praktiškai nėra nei iš ko darbo užmokestį didinti, nei iš ko pelną generuoti, nėra paskui iš ko investuoti. Tai čia, aišku, rekomenduoju tikrai pasirinkti savo konkurentus, susidėti savo sektorių ir pasižiūrėti,
galbūt netgi įsigyti tam tikrą prasme tos konkurentus, jeigu ten yra verta juos įsigyti, nes tikrai, manom, artimiausių metų bankruotų tik daugės, nes akivaizdžiai matom iš savo duomenų, kad yra dalis įmonių niekaip jau 6-7 metai niekaip nesugeba netgi per geriausius laikotarpius, kai didėjo kainos ten ir buvo deficito tam tikri laikotarpiai, nesugebėjo dirbti pelningai, tai šiuo metu kaštų dalis iš atlygio pusės labai stipriai didėja, pardavimai tiek neauga ir jeigu įmonės į efektyvumą toliau neinvestuos į efektyvumo didinimą, tai praktiškai jokių šansų, sakykime, tapti pelningais. Didinti kainas tikrai jau yra, aklai didinti kainas yra tikrai praeities toksai, sakykime taip, metodas. Ir smulkios. Ir čia galbūt reikėtų pasakyti, kad dar yra liūdniau, tiesiog mes turime tai pasakyti, esam viešų duomenų, matot, kiek turime ir matome, kad smulkios įmonės dirba dar prasčiau. Tai reiškia, kad medianoje esančios kompanijos, tai reiškia iš 1200 įmonių, kurios užsiema apdirbamąją gamybą, 2023 metais krito -1% medianoje, 74 tūkstančiai eurų pardavimo pajamos, 2600 eurų pelnas per darbuotoją, 3,5 pelningumas, 1481 darbo užmokestis ir 13% nuosavybės grąža. Ką galim pasakyti apie šitas įmonės, kurios yra ties mediana? Jos uždirbo pelną simbolinį tik tai dėl to, kad mokėjo neadekvačiai žemą darbo užmokestį. Vienintelis dalykas, kas jas šitas įmonės gelbėja. Jeigu šios įmonės turėtų sumokėti visiems darbuotojams ne rinkos atlygį, kuris jau rinkoje siekia iš tikrųjų 1900 eurų, jeigu kiekvienam darbuotojui būtų sumokėta po 500 eurų kas mėnesį daugiau, tai praktiškai jokių šansų čia. Jeigu pelnas vienam darbuotojui 2600 eurų, tai per 5 mėnesius tas visas pelnas yra suvalgomas ir čia būtų ne 2600 eurų pelnas darbuotojui, o minus 3500 eurų nuostolis. Taip kad darbo užmokesčio augimo tendencijos labai stipriai įtakos tas įmonės smulkės, kurios jau yra medianoje. Ties medianos rodikliais, tai yra per vidurį, pusė tokių įmonių Lietuvoje yra su tokiais rodikliais, kurios susėba apdirbamąją gamybą ir yra smulkios. Ir nekalbant jau apie mikro įmonės, bet čia jų yra galbūt ne visi duomenys, yra mažai įmonių, čia net darbuotojų nepaskelbta, tai čia mažų įmonių, gal ir holdingų yra, tai čia mikro įmonės reikėtų labai individualiai vertinti. Tai tiek trumpai vadinkim taip, iš įmonių dydžio perspektyvos. Ir dabar galim pažiūrėti pagal sektorius, bet prieš pradedant eiti pagal sektorius, aš norėčiau paklausti, Akvilė, gal jau turime klausimų? Turime vieną klausimą, įdomu palyginimas gamybinių įmonių Home Group ir Hovden. Gerai. Home Group. Taip, Home Group ir va čia asociatyvinė analitika mums ką sako. Home Group, aš iš karto matau, kad užsiema baldų gamybą. Pasižiūrėjau baldų gamybą, Home Group nuėmiau ir mes matome visus Home Group konkurentus. Tai reiškia, kad mes turime iš viso baldų gamybą, žinom tik vienintelį pavadinimą Home Group. Mes jau turim 183 įmonės Lietuvoje, kurios užsiema baldų gamybą. Tai dabar ar visos dirba vienodai blogai arba vienodai gerai, ar visiems vienodi metai buvo? Tikrai ne. Matome, kad ketvirtadalis įmonių sugebėjo augti 11,3%. Jeigu jūsų įmonė augo daugiau negu 11,3%, sveikinu, šaunuoliai, jūs patenkate į top 25% įmonių, kurios augote greičiau negu augo top ketvirtadalis Lietuvos įmonių. Pardavimo pajamos per darbuotoją 8-9 tūkstančiai eurų, pelnas per darbuotoją 4200, čia visur žemas pelnas ir žemas pelningumas, darbo užmokestis 1700 ir 1100, nuosavybės grąža čia yra dar fantastinė, ketvirtadalis įmonių sugebėjo pasiekti 24,6% nuosavybės grąžą. Jeigu žiūrėti tokį jau, paimkim gal to svorio, vienodo svorio kategorijas, paimkim, tai pažiūrėkime, galim paimti tik stambes įmonės pradžiai. Stambios įmonės yra visos, kurios yra ir Home Group tame skaičiuje patenka,
Tai yra įmonės, kuriuose dirba 200 PM darbuotojų ir daugiau. Tai vėlgi rekomenduočiau, kai jau nagrinėt konkurentus, turbūt nelyginti savęs ten su, jeigu jūsų įmonė dirba 300 darbuotojų, tai visgi gal pasirinkite savo svorio kategorijos įmonės ir dabar panagrinėkime, kaipgi atrodo visa baldų rinka. Tai Narbutas International čia yra šiuo atžvilgiu yra absoliutus lyderis numeris 1. Dėl ko? Todėl, kad rinka visų stambių baldų gamintojų krito -10, Narbutas padidino 10% pardavimus, 115 tūkstančių pardavimo pajamos, čia yra tik 5. vieta, 13 tūkstančių pelnas per darbuotoją, 11% pelningumas, 1900 atlygis, 22% nuosavybės grąža ir 17% turto grąža. Ir Narbutas padidino 2,5% rinką pagal pardavimo pajamas, o pagal pelną 14%. Tai jeigu žiūrėt, ar visa rinka yra vienalytė, labai ne. Jeigu žiūrėtume pardavimo pajamas per darbuotoją, yra 6 kompanijos, kurios reiškiasi, turėti efektyvumo rodiklius geresnius negu 100 tūkstančių per darbuotoją ir labai džiaugiuosi, kad tame skaičiu yra mūsų klientai. Pelnas per darbuotoją lygiai taip pat, ne? Kai 3 kompanijos sugeba turėti daugiau nei 10 tūkstančių eurų pelną per darbuotoją, darbo užmokestis, vėlgi matom, kad 3-4 įmonės, kurios moka jau dabar daugiau negu 2000 eurų ir dalis įmonių yra gerokai žemiau. Jeigu bendrai paėmus atsakymą į klausimą Home Group, kaip atrodo, tai bendram visam 17 įmonių reitinge užima 10 vietą ir džiugus rodiklis yra tik tai vienas. -4,8%. Gali pasirodyti keista, kodėl -4,8 yra žalias. Dėl to, kad visa rinka krito -10%, 10,4%, o Home Group krito tik -4,8%. Tačiau visi kiti rodikliai yra raudoni. Tai reiškia, kad visų kitų rodiklių atžvilgių yra prasčiau negu svertinis šitų visų įmonių rodiklis. Tai yra vietos tikrai, kur didinti pardavimo pajamas per darbuotoją, pelną per darbuotoją, pelningumą, darbo užmokestį ir turto grąža ir nuosavybės grąža tikrai neturėtų džiuginti turbūt akcininkų. Tai tiek trumpai apie baldų gamybą ir jeigu turite tokių ir Home Group ir dar buvo vienas klausimas, kurį praleidau, kokia dar kita įmonė buvo. Hovden. Toj pabandysim suvesti, jeigu aš čia teisingai išgirdau, toj sekundę. Taip. Hovden, tokia, taip? Taip. Gerai, tai čia yra apdirbamoji gamyba ir tada yra irgi baldų gamyba. Tai gerai, pažiūrėkime tada, kokio dydžio šiuo atveju šita įmonė yra. Vidutinė įmonė. Tai va, paimam vidutinės įmonės ir dabar Hovden nuimam ir dabar panagrinėsime tik tai Hovden jau vidutinių įmonių kontekste. Tai yra baldų gamyba. Toj sekundę dar pažiūrėsim, kad liktų tik tai baldų gamyba, turbūt, nes aš baldų gamybos dar nepažymėjau, bet greitai padarysim, kad liktų baldų gamyba. Ir tada pažiūrėsime tik tai baldų gamybos vidutinės įmonės. Čia galbūt per detalus sektorius pažiūrėsime, tai baldų gamyba yra toksai sektorius. Gerai, baldų gamyba vidutinės įmonės. Tai bendrai turime šitam sektoriui visos įmonės, sakykime, ir top 25 krito irgi -2,6 ir medianui krito -10 ir top 25 trečdalis žemiausias krito -20%. Kaip matom, visų šitų įmonių efektyvumas yra tikrai labai prastas, nesiekia nei viena įmonė 100 tūkstančių eurų. Ir dabar, jeigu pažiūrėti konkrečiai per įmonę Hovden, tai toj pažiūrėsime, kur čia jos yra, kokia yra apyvarta, tai reiškia, matom 8,4 milijono eurų pajamų. Tai matome, kad ši įmonė užima 24 vietą iš 46. Iš esmės per viduriuką. Tai reiškia, kad Hovden kompanija su savo, reiškia, efektyvumo rodikliais
vėlgi krito -13 labai arti rinkos ir tik vienintelis rodiklis, tai yra nuosavybės grąža, yra 14,2% geriau, ženkliai geriau nei rinka, bet čia yra labai aišku dėl ko, dėl nuosavybės ir turto santykio, nes 3,2 turto grąža yra prastesnė nei rinka, tai kadangi šita įmonė sugeba turėti nuosavo kapitalo naudoja tik tai 735 čia tūkstančius turbūt iš 3,2 milijono turto, tai yra tik 20% sudaro nuosavybę nuo viso turto, tai dėl to nuosavybės rodiklis yra geras, bet šiaip jeigu samdomą vadovą reiktų vertinti, tai tikrai rekomenduočiau žiūrėti į turto grąžą, o tokiu kontekstu lyginant tada, nelabai čia yra ką daug pasidžiaugti. Tai nėra visai blogai, ne, per viduriuką, bet yra labai daug vietos tobulėti. Ar turime daugiau klausimų? Turim prašymą panagrinėti Pod Furniture. Kažkaip tai baldų gamintojai čia pas mus šiandien dominuoja, bet tas sektorius yra panašu, kad čia turi iššūkių. Tai tuoj pažiūrėsim. Pod Furniture yra tokia įmonė. Tai vėlgi baldų gamyba, veiklos grupė, čia paimkime kitų baldų, tai tegul bus baldų gamyba ir tada pažiūrėkime įmonės dydį, koks čia yra įmonės. Čia irgi vidutinė. Tai labai greit paimam čia tas pats reiškiasi kaip ir Hovden, ta pati grupė. Tai čia mes matome bendrai visam 46 įmonės ir tuoj surasim Pod Furniture, surasim, kur čia yra, kad nereiktų mums čia daug skrolinti. Taip, Pod Furniture apyvarta yra 5,9 milijono eurų. Ir tai reiškia, kad Pod Furniture su savo efektyvumo rodikliais užima 5. vietą. Tai labai geras pavyzdys. Mes šitą grupę jau dabar antrą kartą nagrinėjam ir pasirodo, kad ir vidutinės įmonės Lietuvoje gali turėti tobulus rodiklius. Tai reiškia 24,6% augimas, kai visa rinka medianas krito -10, o čia augimas 24,6%. Ar yra kas augo dar daugiau? Taip, Statega augo dar antra vieta rinkoje. Pod Furniture turėjo 7. vietą pagal pardavimo pajamas vienam darbuotojui. Ar yra kas dar turi geresnės? Taip, dar 6 kompanijos turi geresnį efektyvumą, bet jau 50% geresnis pardavimo pajamos per darbuotoją negu rinkos vidurkis. 3800 pelnas nėra jisai didelis, bet 13 vieta rinkoje, vienas iš prastesnių rodiklių, pelningumas 3,6%, 15 vieta, bet darbo užmokestis yra 1,675 irgi 15 vieta, bet nuosavybės grąža šiuo atveju yra fantastinė, 5,6% nuosavybės grąža, tai reiškia, kad pagal pardavimo pajamų augimą ir pagal nuosavybės grąžą ir pagal efektyvumą pardavimo pajamom darbuotojų yra labai stipriai, Pod Furniture kyla į viršų su pelnu darbuotojų ir darbo užmokesčių 13-15 vieta. Ir Pod Furniture sugebėjo padidinti per metus 0,5% reiškiasi rinkos, būtent baldų gamintojų rinkos. Jeigu norim suprasti, kas paėmė rinką, prašau, čia visi, kurie paėmė rinką. Ir tai reiškia, kad visi augo arba greičiau negu rinka arba krito mažiau negu rinka. Tuo tarpu, jeigu žiūrėt, kas prarado, čia yra fizika, matematika. Jeigu kritote daugiau negu rinka, reiškia, jūs rinką praradote. Ir rinka yra suskaičiuota ir pagal rinkos dalį, ir pagal pelną, ir pagal pardavimo pajamas. Tai sveikinu, Pod Furniture yra labai geras pavyzdys. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad visi rodikliai yra žali. O tai retas atvejis yra ir kad tai reiškia, kad įmonė yra visose aspektuose, yra labai gerai subalansuota ir turi geresnius rodiklius visais atžvilgiais negu rinka. Ir rinkos paėmimo prasme, ir efektyvumo prasme, ir pelno per darbuotoją prasme, ir turto grąžos, ir nuosavybės, ir atlygio prasme. Tai čia yra tikrai labai geras pavyzdys, kaip galima Lietuvoje krentančioje rinkoje daryti sėkmingai verslą. Ar turim dar klausimų? Taip, turim prašymą palyginti MB Lemara su rinkos vidurkiu. MB Lemara. Gerai, yra tokia įmonė. Taip, metalo gaminių išskyrus mašinas ir įrenginius gamyba.
Bent jau čia įmonė save yra prisiskyrus arba sodrai tokie duomenys ir MB Lemara, to aš tik pasižiūrėsiu iš karto, kokia čia yra apyvarta, čia yra 1 milijonas apyvarta. Gerai, mes ją tuoj pagausime. Tai dabar bendrai paėmus, ne, šitoj rinkoje metalo gaminių yra 351 kompanija, labai labai nevienalytė rinka, minus 18%, 3/4 ketvirtadalis arba 25% prasčiausiai dirbusių kompanijų krito minus 18%, 25% geriausių kompanijų augo 10% ir daugiau. Pardavimo pajamos skiriasi šiam 1 tūkstantis ir 100, kem 6 tūkstančiai, daugiau negu dvigubai. Pelnas skiriasi čia 20 kartų, čia yra 10 tūkstančių, čia 492. Pelningumas daugiau nei 10 kartų skirtumas, algos skiriasi vos ne dvigubai. Nuosavybės grąža skiriasi 5-6 beveik kartus, 6x6, 36. Tai akivaizdžiai matosi, kad šitame sektoriuje labai yra didžiuliai skirtumai tarp lyderių ir tarp atsiliekančių. Jeigu norim pažiūrėti, kur yra konkrečiai MB Lemaras, susirasime dabar tada ties MB Lemara 203 vieta. Tai reiškia 203 vieta, tai reiškia, kad krito šiek tiek mažiau negu rinka. Pardavimo pajamos yra 115 tūkstančių eurų, labai arti rinkos vidurkio. Pelnas darbuotojų 2600 eurų, tikrai yra prastas rodiklis, 200 vieta. 221 vieta pelningumas, atlygis 2203 eurai 106. Ši kompanija labai dosni savo darbuotojams, 2000 eurų tai yra ženkliai gerokai daugiau negu atlygis rinkoje, tuo tarpu tiek efektyvumas, tiek ypač pelnas per darbuotoją yra ženkliai prasčiau nei rinkoje. Ir turto grąža yra absoliučiai liūdnai atrodo. Aišku, gali būti investicinė fazė, ta prasme, gali būti, kad tik įmonė atsidarė ir panašiai, tai dideli kažkokie tai momentiniai, tais metais buvo labai didelės investicijos ar į vienokį ar kitokį, sakykime, įsigijimą, bet šių metų rezultatai ir akivaizdžiai rodo, kad turto grąža yra tiesiog labai bloga, nes 10% turto grąža rinkoje, o čia yra 2,4 turto grąža, tai yra 253 vieta, nuosavybės grąža 3,6%, tai kai žinom, kad infliacija siekia 3, 4, 5% ten pernai metais, tai čia yra 282 vieta, tai mes iš viso turime įmonių čia tik tai 350. Tai pagal turto grąžą praktiškai yra labai prasti rodikliai MB Lemaras, o pagal kitus rodiklius, ypač pagal darbo užmokestį, yra labai aukštoj pozicijoje. Ar turim dar klausimų? Taip, turim prašymą panagrinėti MV Group Production. Gerai. MV Group Production. Yra tokia kompanija. Taip, čia yra gėrimų gamyba. Pasirinkam gėrimų gamybą ir keliaujam iki įmonės pavadinimo. Tai gėrimų gamyboje mes turime šitam sektoriui 466 milijonai eurų pardavimo pajamos, 26 milijonai pelnas ir viso čia turime nedaug, 25 kompanijas. Tai galėsim iškart jas visas ir pažiūrėti. Dabar tada pažiūrėkime MV Group Production. Arba pirmiausia pažiūrėkime medianas kvantilės. Tai visos kompanijos augo iš esmės ir 25 kvantilė, ir medianai, ir 75 kvantilė, bet augimo tempai yra labai skirtingi. Jeigu 25 kvantilį augimas siekia 6%, tai 3/4 geriausių įmonių sugebėjo augti 20%. Reiškia, 3 kartus greičiau. Pelnas darbuotojui 1,7, 16, 10 kartų skirtumas. Darbo užmokestis 1100, 1200, 2300, dvigubai. Turto grąža 4%, čia 19, 5 kartai skirtumas. Kaip matome, labai dideli skirtumai tarp geriausių ir prasčiausių. Pažiūrėkime dabar tada MV Group Production, kur mes čia turime. 25 vietoj. 4,6 pelningumas, atsiprašau, pardavimo pajamų augimas prasčiau nei rinka, 21 vieta, vienas prastesnių rodiklių. Netgi ne vienas prastesnių, bet prasčiausias iš visų. Jeigu visus rodiklius analizuoti, tai čia yra pagal pardavimo pajamas augimą, yra prasčiausias rodiklis, jisai smūgdo MV Group Production.
172 tūkstančiai yra pardavimo pajamos per darbuotoją, kas yra 11 vieta, tai yra per viduriuką ar šiek tiek aukščiau vidurkio. 14 tūkstančių pelnas per darbuotoją, tai yra 11 vieta irgi aukščiau vidurkio. 8,1 pelningumas 8 procentai, tai 8 vieta 8 procentai yra labai gerai. 1989 atlyginimas irgi Lietuvos kontekste yra labai gerai, rinkoje šiek tiek mokančių yra daugiau, bet čia yra irgi 8 vieta. Nuo turto grąža yra 17 vieta ir nuosavybės grąža 17 vieta. Tai reiškia, turto grąžos srityje tikrai yra gan prastas reitingas ir labiausiai čia, sakyčiau, yra pardavimų augimo prasme. Tai tikrai galima būtų padaryti tuos pačius 8-7 milijonus naudojant žymiai mažiau turto ir tuo pačiu žymiai mažiau nuosavo kapitalo, nes šiuo metu dabar 181 milijono turto, 120 milijonų nuosavas kapitalas, 60 milijonų skolintas, bet čia tikrai būtų galima padirbėti ties turto grąža. Tai tokios įžvalgos būtų ir ar yra kas geriausiai dirba, gal paimkime, tai geriausiai dirba šitoj srityje, vat paimkime čia top 5, pavyzdžiui, geriausius šito sektoriaus žaidėjus, tai 259 tūkstančiai yra pardavimo pajamos per darbuotoją, 21 tūkstantis pelnas, 2345 eurai darbo užmokesčio vidurkis, 15 procentų nuosavybės grąža, tai va čia yra top 6 geriausių iš šito 25 įmonių sąrašo lyderių rodikliai. Ar turim dar klausimų? Turim prašymą panagrinėti medicinos liniją. Gerai. Medicinos linija. Yra tokia kompanija. Gerai, šitą kompaniją užsiema kita gamyba, tai čia nesu tikras, kas čia bus kas bus šitam sektoriui, nes tiesiog yra kita gamyba, tai čia gali būti visko. Bet iš to, kad matau, pavyzdžiui, Hollister Lietuva yra, Vitechmed ar panašiai, tai čia tikrai papuola dalis bent jau įmonių, kurios užsiema, vadinkim taip, medicinių preparatų gamybą. Tai bendrai šitam kitos gamybos kontekste, jeigu mes nagrinėjame pasiskirstimą, tai vėlgi turime minus 11 procentų 25 kvantilis, 16 procentų augimas. Labai nevienodai, čia iš viso yra 7-8 įmonės ir tada, jeigu mes pažiūrėsime to atgal, pagrįšiu medicinos liniją, mes čia turime 4,8 milijono. Tai 4,8 milijono, pažiūrėsime, kaip atrodo medicinos linija bendrai visų šitų įmonių kontekste. Tai yra 42-43 vieta. Tai žinant, kad čia yra 7-8, tai yra labai per viduriuką, vadinkim taip. Tai dabar pažiūrėkim, kas yra labai gerai ir ką galima būtų tobulinti. Tai minus 4,3 rinka prarasta, rinka augo, bendrai kritimas yra, su pardavimais yra 51 vieta, 73 tūkstančiai pardavimo pajamos per darbuotoją, bent jau šitam kontekste tikrai atrodo prasčiau nei rinkos vertinis vidurkis. Pelnas vienam darbuotojui yra irgi 5735 vieta, bet tikrai net nesiekia vidurkio. 7,9 pelningumas nėra žemas, jisai pakankamai aukštas, bet 35 vieta. Darbo užmokestis 1853, čia yra vienintelis žalias, tai reiškia, kad darbuotojams yra sumokama daugiau nei rinkoje, tai yra 29 vieta. Aišku, čia reiktų pasirinkti galbūt savo konkurentus konkrečius, bet turto grąža siekia 6,7, nuosavybės grąža 8,5, tai akcininkai čia turėtų būti nelabai patenkinti, nes nuosavybės grąža kaip minimum dvigubai didesnė bendrai šitam visam sektoriui. Be abejo, reikėtų žiūrėti turbūt visų, vadinkim taip, visų tiesioginių konkurentų atžvilgių, bet bent jau visos Lietuvos gamybos, jeigu aš dabar nuimu visos Lietuvos gamybos nuosavybės grąža yra 19,1 procento. Tai kaip mes jau bežiūrėtume ar su kuo belygintume, jeigu neturit palyginimo su tiesioginiais konkurentais, galite žiūrėti su visa Lietuvos gamybos pramonė ir suprasti, kad bendrai akcininkai tikrai tikisi 15, 16, 19 procentų nuosavybės grąžos.
Tai tiek trumpai apie šią kompaniją. Ar turim dar įžvalgų, Taip, klausimų? turim prašymą panagrinėti Forge LT Engineering. Forge LT Engineering. Taip, Forge LT Engineering. Turim tokią kompaniją. Metalo gaminiai, skirus mašinas ir įrenginius gamybą. 4,3 milijono eurų apyvarta. Tai pagal įmonę, jeigu mes panagrinėsime šitą visą sektorių, tai turime minus 18% kritimą ir plus 10% augimą. Ir tada galim pažiūrėti, reiškia, su 4, kažkiek ten milijono buvo Forge, ne? To mes ją čia surasime. To aš čia Forge Engineering dar kartą. Forge Engineering dar kartą pažiūrėsiu tiksliai, kokia yra 4,3 milijono. 4,3 milijono. Tuoj surasim šitą kompaniją su 4,3 milijono apyvarta, tai reiškia 99 vieta, šalia Forge yra turbūt susijusi kompanija 107 vieta, tai Forge Engineering su 99 reitingu iš 350 įmonių tikrai atrodo tada gerai, nes patenka į 100 įmonių, 99 vietą užima iš 355 įmonių. Tai dabar ką Forge Engineering daro gerai? Tai visa rinka krito -5, Forge Engineering 0,1 augo, pardavimo pajamos per darbuotoją tikrai yra žemos, prastos, nesvarbu ar čia inžinieriai dirba ar ne inžinieriai, ar čia yra tik paslauga, bet pardavimo pajamos per darbuotoją čia yra 5 000 eurų per mėnesį. Nu, biškai daugiau, gal 6 000 eurų per mėnesį. Tikrai labai prastai. Pelnas 6 000 yra geras, 9,2, greičiausiai čia yra tokia paslauga, sakykime, inžinierinė, bet pardavimo pajamų prasme per darbuotoją tai tikrai yra labai žemas rodiklis. Darbo užmokestis, jeigu čia tik inžinieriai dirba, tai tikrai labai žemas, 1875 eurai, tikrai labai prastas atlygis, 139 vieta rinkoje. Bendrai, jeigu čia yra inžinierinė grinai kompanija, nuosavybės grąža yra fantastinė, 32,2%, tai akcininkai čia turėtų būti patenkinti, nes nuosavybė padvigubėja per 3 metus. Ir jeigu pažiūrėti, kas turi, kokie rodikliai yra, jeigu norit būti šitoj srityje lyderiais, tai pardavimo augimas lyderių augo 10%, pardavimo pajamos per darbuotoją 106 000, 10 000 pelnas, 9,8 pelningumas, 34 nuosavybės grąža. Tai vat pagal nuosavybės grąžą, matom, Forge Engineering yra labai arti, sakykime taip, sektoriaus lyderių, bet viskas tuo ir pasibaigia. Visur kitur kalba eina labiau medianą, tarp medianos ir 7,5 kvantilio. Tai tiek trumpai apie Forge, ar turim dar? Daugiau klausimų nėra. Labai gerai, nes mes turime pabaigti mūsų pristatymą, nes viskas liko tik tai mums keletas minučių, tai ačiū Jums labai už aktyvumą ir aš tada peršoku greitai į mūsų pabaigos, reiškiasi, slaidus. Tai jeigu norite didinti savo verslo efektyvumą ir norite susipažinti, kaip tai padarė ne vienas mūsų klientas, tai kviečiame susipažinti su sėkmės istorijom, susipažinkit su Sales, Stock Pro, HR Pro, Finance Pro, tai yra verslo analitikos sprendimai sukurti jūsų verslo duomenų, sakykim taip, analizai ir jūsų verslo efektyvumo gerinimui. Ir jeigu norite pradėti naudotis šitais nemokamais appsais, tai galite parsisiųsti BI Free Salary aplikaciją. Jeigu matote, kad yra prasmės individualiai konsultacijai, norite kreiptis, tai kviečiu, užsisakykite 30 minučių šioje nuorodoje, pasiskirkit laiką ir skirsiu Jums 30 minučių nemokamą konsultaciją. Tikiuosi, kad galėsim būti kažko naudingi ir pateikti Jums įžvalgą specialiai pagal Jūsų sektorių, Jūsų konkurentus ir panašiai. Jeigu matote, kad tikrai norite naudotis ir matote poreikį naujausiam sodros duomenims, su atlyginimais, su prognozavimu, su automatiniam ataskaitom, su alertingais, tai tikrai kviečiu naudoti Salary Pro analitinę aplikaciją. Čia yra jau dauguma kompanijų didelių tą daro, bet tikrai dar ne visos. Ir būkite aktyvūs, tiesiog naudokitės kiekvieną mėnesį naujausiais duomenim. Ir kviečiam dalyvauti birželio 27 Click renginyje Click and Snowflake.
Shape Your Data, anglų kalba, bet tai yra tikrai pasaulinis kliko summitas Amerikoje. Turi kolegos tikrai parvežę naujausias pasaulinės tendencijas, kas vyksta su duomenų bazėm, su duomenų integracija, su real-time analytics, su AI. Tai tiesiog, kas domitės analitika, tikrai labai kviečiu pasiskirti laiką ir skirti savo tobulėjimui. Tai yra nemokamas renginys, būtina registracija ir manau, kad tikrai turėsite gerų įžvalgų. Tas, kas norite išbandyti ClickSense nemokamai, kviečiam Liepos 31 į susitikimus. Liepos mėnuo tikrai darysime pertrauką. Turėjome labai intensyvų birželio mėnesį. Šiandien yra paskutinis mūsų pristatymas prieš rudens sezoną. Taip, kad geros visiems vasaros, gerų įžvalgų. Ir jeigu dar norėsite individualios konsultacijos, tai kviečiam registruotis iki birželio galo. Tikiuosi, kad atrasime keletą laikų, kur galėtume būti jums naudingi. Tai ačiū visiems, gerų įžvalgų, geros vasaros ir gerų sprendimų. Iki.